Mačiui nusileidau Helsinkio oro uoste. Jau matau, kad man kamerą reikės pristaisyti spalvas, nes atrodau bent jau dabar labai violetinis. Tai va, turėsiu dabar 2 valandėlės Helsinkyje, tada 14 valandų skrydis į Tokiją, kas nesu labai excited. Pirmam skrydį tai buvo įdomu, nes sutikau labai fainą amerikietį, kuris dirba Lietuvos ambasadui, Head of Security, kažkas prižiūri pagrindinį Amerikos ambasadorių. Labai fainas čiuvas, nupirko man vyno, pastatė. Realiai visą skrydį prakalbėjom, tai per kokias, atrodo, kad 10 minučių skrydis buvo grinai. Ir labai fainas čiuvas, labai patinka Lietuva, įsimylėjęs Lietuvą yra. Sako, gaila, kad turiu merginą, nes lietuvaitės aфигенно grožio. Sako, seilė varvinui, tai nu, žodžiu. Nu ką, nusileidau Tokijo oro uoste. Patį pirmą dalyką, ką reikia padaryti, visą laiką išbandyti tualetą, nes Japonijoje tulikai tau šildo užpakalį, apiplauna iš visų pusių tave ir šiaip labai patogus. Tai liko paskutinis man skrydis. Praeitas skrydis ne pats fainiausias buvo, nors šiaip skridom 1,5 valandos greičiau, nes labai palankus vėjas buvo. Aš dėjau, tik tai užtruko gal 12 valandų skrydis. Tai pakankamai easy. Iš kitos pusės gan sunku buvo, nes nusivyliau labai Finnairo, nes šį skrydį turėjau skristi su Finnairo, kitas skrisiu su Japonų oro linijom, nors realiai visi skrydžiai yra pirkti iš Japonų oro linijų. Tai Finnairas jo lievai. Komforto realiai nėra. Pas labai mažas filmų pasirinkimas. Ausinės, kurias duoda, irgi pries realiai net negirdi, ką per filmą kalba. Tai reikėjo su subtitru žiūrėti tiesiog, nes nieko nesigirdi. Dar dėl maisto, kas tai vakarienį davė vištieną su makaronais ir vieną kažkokį vaflį. Porcija nedidelė ir šiaip maistas nėra labai skanus. Gėrimų labai retai duoda irgi. Nu bent jau man tai pasitaikė, kad davė gal tik 2 ar 3 kartus iš viso. Vieną kartą tik tais alaus davė, daugiau nebesiūlė. Tai irgi weird. Ir pusryčiams buvo labai neskanus vegetariškas tofu, o porcija tai buvo nubliamba. Tokia tikrai labai lieva. Ir šiaip, nu, palyginus, aš manau, kad parodysiu, ką Japonų oro linijos duoda. Bent jau, kai skridau į Lietuvą, tai pas juos visą laiką yra labai faina didelė porcija įvairaus maisto. Ir kitas dalykas, labai faini desertai. Dažniausiai duoda ledų, tai jau yra pliusas. Ir šiaip alkoholio visą laiką siūlo. Labai daug siūlo. Tai tas irgi pliusas. Ypač, kai skrendi 10, 12, 14 valandų, tai reikia to irgi. Tai va, toks trumpas review Finnairo, o dabar jo, liko man kokias 4 valandas iki kito skrydžio. Ir 10 valandų ir bus įsiniai. That's it. Nu ką, hibrytą, grįžau namo, greitai į dušą, tik spėjau išsikrauti daiktus dar visur betvarkė čia, bet labai noriu įdomiai šiaip užbaigti video. Tik tais man reikia 2 dalykus dar padaryti. Tai vienas yra, eisiu patikrinti, ar mano motociklas dar stovi ir ar jis veikia. Ir jeigu veikia, tai aš jūs nusivešiu dar labai vieną įdomią vietą ir manau, kad labai fainai užbaigsim video. Tai mano kaip tik bus pirmas vlogas su visa kelionė ir labai gražiai užbaigsim realiai ten, kur beveik ir pradėjom. Keistai skamba, bet toj pamatysit. Nu ką, motociklą radau. Užsiveda. Aišku, labai tamsu dabar, bet vienas iš 2 vykdyta. Važiuojam ir parodysiu labai gražią vietą. Nu ką, priparkavau motociklą. Po mėnesio stovėjimo sunkiai užsiveda, bet važiuoja dar. Ir nepamiršau dar pats, kai vairuoti, tai tas gerai yra. Oras visai fainas, dabar dar su marškiniais galiu sėdėti. Realiai kaip Lietuvoje visai. Tai visai cool. Jeigu nelis, tai iš viso bus labai jėga. Na, o šiaip dar dalykas. Tos tatuškės, kur man darėt, pala greitai pasižiūrim. Realiai dar neišbluko kai kurios. Šita, man atrodo, Justo daryta. Tai labai visai gerai dar atrodo, bet jūs man pasakykit, kas šiaip atrodo geriau. Ar Justo daryta, ar tikra?